Sveiki visi, esu Gediminas Leonas, su visais dabar noriu pasišnekėti, aptarti iš kitos pusės, iš savo pusės atsakyti į klausimus, kas buvo pateikta šiandieną YouTube, Skirmanto Malinausko tema Gediminas Leonas sukčius. Tai reaguodamas į šitą video, kuris mano manimu yra visiškai iškraipytas ir neteisinga tiesa papasakota, noriu papasakoti savo pusę, dėl ko visas tas atsitiko, kokia situacija ir kokia iš tikrųjų yra teisybė. Tai aš esu šiuo metu visiškai nepasiruošęs taip gražiai padaryti filmuko kaip Skirmantas Malinauskas, bet aš negaliu laukti, kol ten skleisis daugiau ir visi vienpusiškai nuteis, nulinčuos mane, nuspręsdami, kad tai yra jo tikra tiesa ir neegzistuoja kita pusė. Nors ir jo pašnekovai pateikinėja tendencingai, bet aš pateiksiu visai kitą istoriją. Ir tada jum visiems yra galimybė nuspręsti, kaip yra iš tikrųjų. Pripažįstu, kad aš galbūt neteisus kai kuriuose klausimuose, jeigu daėjom iki šios situacijos ir gavosi, kad reikia atsakinėti klausimus pagal tokią laidą, tai buvo mano klaidų, bet aš jas noriu paaiškinti, dėl ko jos atsitiko, dėl ko jos tęsiasi ir kaip jos sprendžiamos ir kada bus išspręstos. Todėl noriu nuo pradžių trumpai paaiškinti, kad šią visą istoriją, nuo ko jį prasidėjo. Tai buvo pirktas didelis pastatas, iš kurio yra perdaroma į butus, yra keičiama paskirtis eigoje, kuri yra nuveikta jau daug žingsnių ir prie galo, ir yra nemažai nusipirkusių žmonių, maždaug apie 60 būtų, ir yra ruošiami sekantis būtai jiem nusipirkti. Pradinė visa šio pastato stadija prasidėjo maždaug prieš 2 metus. Ir viskas vyko sklandžiai iki to momento, kol buvo išnuomotos vienos patalpos tokia įmonė Rafesta, kuri buvo, sakykime, nemoki nuomos savo nuompinigių ir nesiskaitinėjo už elektrą. Tai buvo ginčas pakankamai ilgas, sakykime, į tas smulkmenas užtruks ilgai įsigilinti, bet esmė yra tame, kad po 2 metų mes esame laimėję teismą, įrodę, kad esame teismus, mums yra priteista jų nemokėjimas mums komunalinių ir kitų mokesčių nuomos. Aišku, mes sutikome nusileisti, kadangi jau pavargome tuose teismuose ginčytis ir įrodinėti kiekvieną tą smulkmeną, tai nusileidom iki minimalios sumos, bet finale tai buvo, jie turėjo susimokėti mums už tuos nemokėjimus. Bet grįžtant prie visos tos istorijos pradžios, prasidėjo nuo ko, kad tie veikėjai, norėdami kovoti ir įrodinėti savo kažkokius tai neteisingus veiksmus, kreipėsi į Kauno dieną ir pradėjo pasakot, kad neva tai kažkas tai su jais susidoroja, atjungė elektrą ir kitokius kažkokius tai, kaip teigiama pas Malinauską tenais, įrašė, kad langus kažkokius daužė. Tai buvo parašytas straipsnis, nuo ko prasidėjo, sakykime, visa istorija. Tai kadangi vykdant statybas, visas tas projektas užtrunka, sakykime, ne vieną dieną, pusmetį, metus. Eigoje galbūt tai pripažįstam, kažkam buvo vėluojama pabaigti remontai, kaip ir visose statybose, mes nenorime užskubėti ar padaryti ten nekokybiškai, neįmanoma visų meistrų sužiūrėti idealiai iškart vienu metu, todėl yra grįžtama, reikalaujama, kad padarytų taip, kaip reikia, todėl buvo atsiradę vėlavimai. Bet žmonės, kurie buvo rezervavę butus, jautriai reagavo į tai, kad yra kažkiek tai vėlavimų dėl tų remontų darbų ir tuo pačiu atsiradus tokiam tendencingam straipsniui, iš karto atsirado tokių jautriai reaguojančių žmonių, kurie pagalvojo, kad galimai tai yra apgavystė.
Ir reaguojant į tą straipsnį, reaguojant ten į kažkokius kitokius nesusipratimus dėl kažkokio remonto vėlavimo, atbėgo nemažai žmonių atsiimti avansus. Gerai, viskas tvarkoja, susitarėm su žmonėm, bus grąžinami avansai, nutraukiamos sutartys, bet kaip dažniausiai yra, nėra stalčių, kad padėti, paruošti iš karto pinigai, kad tuoj pat atėjai sureagavęs į kažkokius tai aspektus, kad kažkokį straipsnį ir iš karto dalini pinigus. Tai duodi protingą laikotarpį, tariesi su žmonėm, per kokį protingą laikotarpį bus grąžinamas šitie avansai. Tai šios darybos, užtrunka, bet su kiekvienu iš jų buvo susitarta ir daroma, vykdoma, kad atsiskaityti tuos avansus. Tai vėliau aš jums visame šitame pokalbyje pateiksiu visus įrodymus, kada, kaip buvo atsiskaityta ir kas toliau tęsiasi tame projekte. Toliau, vystant šitą projektą, nusipirkę gyventojai taip pat buvo, kurie irgi reagavo į šitos straipsnius ir jie pergyvendami galimai dėl kažkokio komunalinių išrašymo sąskaitų sureagavo, kad yra ar ten per brangiai, ar neteisingai, ar kažkas tai, nors visada yra dialogas ateiti ir kalbėtis ir ieškoti išeičių. Aš nesakau, kad gali nesuklysti, galiu ir aš suklysti, bet yra visada dialogas. Tai reaguojant į kažkokius, tas buvo kreipiamasi vėl į Kauno dieną, kad ji įsiaiškintų ir ji parašytų savo kažkokias tai nuomonės. Bet tos nuomonės buvo vėl paremtos ankstesnių straipsnių, vėl tendencingai parašyti tokie straipsniai, kurie rašomi, kad neva tai nori kažkas pasipinigauti, kažkokie tai komunaliniai, kažkokie nepabaigti remontai ir nieko konkretaus tiksliai neatsakant ir neparašant apie mano pusę visą, kaip buvo iš tikrųjų. Tęsiant šį projektą, kreipėmės į teismą, kad Kauno diena paneigtų neteisingus šios teiginius. Teismuose užtrukome nemažai laiko, kol pradėjo tas procesas. Finale pralaimėjome tą teismą, kad Kauno diena paneigtų visą šitą informaciją. O motyvas buvo toksai, kad, kaip teisėja pasakė, Kauno diena rėmėsi gyventojų kažkurių pasakymais. Tai jeigu kažkas pasakė, tai jie tik tai perteikė, ką kiti sakė. Jie už tai neatsakingi, už tai, kad jie perteikinėja. O pagal standartus, kad patikrinti teisybė, neteisybė, gal yra kita teisybė, viso to nevyko. Tai visi gyventojai pamatė, ne visi, kai kurie, ta grupelė gyventojų, kurie tenais pradiniai stadijoje gyveno, ten keli, jie pamatė, kad tokių dalykų jie gali šantažuoti ir reikalauti savo reikalingų dalykų ir kažkokių tai papildomų teisių. Tai toliau vystėsi tokia, mini konfliktas su ta grupelė žmonių, kurie visą laiką cituodavo laikraštį ir reikalaudavo kažką tai padaryti daugiau nei neaišku, kas pasakyta tame laikraštyje. Na, bet grįžtant iš to laikraščio į šitą esmę, kur Skirmanto Malinausko aprašyta, kad neva tai sukčiavimas, apgavystė ar kažkas. Tai grįžtant į pradinį dalyką dėl avansų negrąžinimų. Tai per ilgą laiką buvo susidarę kažkokia kiekis žmonių, kuris neviršijo daugiau nei ten, sakykime, 15, galbūt 20 žmonių, kurie per kažkurį laiką nusprendė, reaguodami į straipsnį, galbūt ne iš karto pamatė straipsnį, reaguodami į straipsnį ar kitus komentarus, nutraukti sutartis ir nelaukti. Mes neprieštaraujam, sutikome dėl grąžinimo avanso, tik susitarimo laiko, kada tai bus įvykdyta. Todėl pagrindinis veiksmas, kaip visą tai įvyks. Tai kadangi buvo kažkokiu tai įmonėje laikinų sunkumų, galbūt atsiradė areštai, tai pavėluoti kažkokie mokesčiai, galbūt buvo pavėluoti komunaliniai kažkokie tai buvo atsiradę areštų, kad galima būtų vykdyti sandorius ir
atsiskaityti dalį lėšų gyventojams, todėl buvo reikalingi sutikimai šitų antstolių. Su kiekvienu antstoliu vykdyti dėrybas ir gauti jų sutikimus užtrunka, kadangi reikia suderinti ir su kreditoriais, ir su antstoliu, ir su notarė, kaip bus tas vykdoma, kokiom sąlygom. Tai buvo tokių antstolių, kurie ilgai nesutiko arba kėlė sudėtingas sąlygas ir tai užtruko pusę metų tokios dėrybos. Bet finale buvo surasti pirkėjai, kurie įsigilino situaciją, kad yra daugmaž viskas tvarkoj ir jie buvo linkę pirkti ir jie pirko tos butus ir buvo vykdomi sandoriai, iš kurių buvo nukreipiamos lėšos atsiskaityti su tais, kurie nusprendė anksčiau laiko nutraukti sutartis ir grąžinti avansą. Tai vienas didžiausių tokių kaip pavyzdžių buvo, kam buvo grąžinta, tai buvo praeitų metų birželio 11 vykę sandoriai, kur pagal kelių antstolių nurodymus buvo pareikalauta vienu kartu maždaug apie 200 000 įnešti sumą notoriai ir kad notorė pervestų tą sumą. Tai mes turėjome įgyvendinti, kad į vieną vietą ateitų tą pačią dieną 15 pirkėjų, visi pervestų tokias sumas. Notarė pervestų antstoliui ir būtų atsiskaityta su visais kreditoriais tuo metu buvusiais ir norinčiais grąžintis rankpinigus. Tai buvo padaryta ir niekam nebuvo likę jokių skolų. Sekantis etapas. Mes turėjome klientus, kurie buvo pasiruošę ir toliau pirkti, naudoti tos butus, kaip kas sprendė vieni nuomai, kiti gyvenimui ir taip toliau. Bet reikėjo įregistruoti sekantiem išremontuotiem darbam, kadastrinius matavimus, bylutės ir taip toliau. Bet kadangi pastatas dar iki galo nepakeista paskirtis, užtruko šitas visas registravimas, nes reikia gauti ir jau buvusiųjų maždaug apie 40 butų nusipirkusių gyventojų parašų, kurie turi eiti per 2 parašus į infostatybą, dėti vienu kartu, pasirašyti su kitais. Tai buvo pakankamai sudėtingas procesas, kur dalyvavo ir kadastrininkas, ir tai užtruko maždaug 2 mėnesius. Tai žmonės, kurie kiti buvo pasiruošę pirkti, jie nesuprato, kodėl taip ilgai jiems negalima parduoti būtų, kokius kadastrinius reikia atlikinėti 2 mėnesius, jeigu yra ten būtai prie galo paruošti. Plius, sakykime, vėl pamatymas tų straipsnių ar kitų dalykų, dalį tų klientų vėlgi suerzino, buvo irgi sureaguota ir nutrauktos sutartis. Todėl jau kai buvo padaryti kadastriniai ir bylutės galima buvo forminti, išremontavus tos butus, atsitiko vėl dalis klientų, kurie nutraukė sutartis. Tai buvo 24 maždaug rugsėjį spalį. Todėl reikėjo surasti sekančius klientus, kurie pirks, su kurie vėl bus suderinta su antstole ir su unija, kuri kreditavo šitą pastatą, lygiai tas pats, jinai yra pirminės hipotekos turėtoja, jinai irgi turi sutikti atsisakyti savo dalies pinigų, tam, kad būtų atsiskaityta su visais šitais, kurie rezervavo butus. Tai suderinti su unija, suderinti su notarais, suderinti su antstoliais ir naujais pirkėjais, visas šitas procesas užtrunka ir nėra lengva tai visai įgyvendinti. Šiuo metu yra vykdomas dar kartą didelis stambus sandoris, kuris prasidėjo praeitą savaitę ir jisai turi pasibaigti pirmadienį, antradienį, kur bus vėl viskas atsiskaityta pilnai su visais pirkėjais. Nebus jokių absoliučių skolų. Pavyzdžiui, šiai dienai tai yra OAB Moveda, kur daugiausiai valdo du ir bus atsiskaityta su visais. Tada grįžkim prie kitos įmonės, apie kurią kalbėjo Skirmantas Malinauskas, tai yra NT7 tenais įmonė.
Man keista visas tas pasakojimas apie visą šitą istoriją, gale pasiremiant Profitus platformomis ir Estate Guru. Estate Guru iš vis niekaip šičia nedalyvauja, niekaip jinai neegzistuoja, tai man keista, prie ko čia einais. Profitus finansavo įmonės NT7 pirkimą, buvo kiti akcininkai, kurie pirko su tikslu investuoti ir pirkti dalį būtų, kad būtų nuomojama ir iš nuomos mokomi pinigai, kol bus išmokėta ta visa paskola. Bet kadangi dėl šitų visų straipsnių ir tų užtrukimų ir registravimų, kadastrinių bylučių, atsirado vėlavimai į Profitus, todėl atsirado įsiskolinimai ir dėl to kilo problemos su Profitus. Bet šiuo metu yra išspręsta tai, kad pasiūlyta dalį turto parduoti surasti pirkėjai ir likusiam turtui yra surastas irgi stambesnis pirkėjas, kuris likutinius būtus pirks. Visiems suma turi būti tokia, kad būtų atsiskaityta pilnai su Profitus visais investuotojais, su jų uždarbiais ir lygiai tas pats su tais, kurie davė avansus, kad jiems būtų gražinti visi rankpinigiai. Tai todėl šitas sprendimas irgi yra paruoštas, jisai baiginėjimas ir jisai preliminariai planuojamas mėnesio maždaug eigoje būti vykdomas, kad būtų su visais tais atsiskaitoma pirkėjais. Todėl klausimas, koks tikslas yra sakyti, kad sukčiaujama, apgaudinėjama. Sukčiaujama turbūt yra tada, kai tu imi avansą ir tu žinai, kad negrąžinsi. Bet jeigu jau yra grąžinta mažiausiai kokia 30, 40, sakykime taip, 90% visų, kurie norėjo pasimti atgal rankpinigius, jie norėjo nutraukti sutartis, tai kur apgavystė, kad per ilgai avansą atgal grąžino. Bet šitiem visiems, kurie paprašė avanso, arba dalį iš jų netgi buvo sumokėti ir delspinigiai, ir jų teisininkų išlaidos, ar kiti kažkokie papildomi tą visiems su visom išlaidos pilna apimtimi ir net antstolio uždarbis, viskas pilnai buvo uždengta. Tai kurioje vietoje yra sukčiavimas, kad žmogus kažkiek palaukė 3, 4, 5 mėnesius, bet jis finale atgavo avansą su visokiais delspinigiais, baudomis ir su visom išlaidom. Taip, sudarė nepatogumų, pripažįstam. Tai yra, atsitiko tokie nesusipratimai problemos eigoje, taip, sutinkame, kad galbūt nesuvaldėme tinkamai to projekto, kad būtų viskas idealiai, iš pirmo karto, viskas suderinti ir taip toliau. Galbūt reikėjo daugiau sės prie stalo, kai buvo tokia Rafesta, kuri skelbė karus ir sakė, kad čia nais parklubdys ir rašė tos straipsnius taip toliau, bet finale viskas yra išspręsta, viskas sutvarkyta. Ir dabar liko grupelė, saujelė žmonių, kurie tryse kalba kažkokius atsakymus. Tai tokia Inga Rusteikienė-Zagorskytė, kurios yra įrodymas, kurį galiu viešai pateikti, kad jai buvo per Messenger programėlę atsiųsta ir pasiūlyta su ją susirašinėjimas, kad galime grąžinti rankpinigius. Tik tai sąlyga paprasta, susitarėme konfidencialumo sutartį, sudarant tą sutartį dėl rankpinigių grąžinimo. Iš jos buvo atsakymas, ne, mes nesutinkame, pirmą perveskit pinigus, tada mes galvosime apie kažką pasirašymą. Tai parodė žmogaus, kad jisai neskuba atsiimti savo rankpinigių, jisai nenori atsiimti kažkokius ir papildomus, jas kompensacijas ar kažką. Tai jisai nori pastoviai kenkti ir daryti kažkokius tai keistus sprendimus, veiksmus, kad tik tai kreiptis į laidas ir pasakoti, kad kažkas apgaudinėja ištisai. Tai jų sukurtas pradinė, šitą buvo, kur sukurta čiatas, pavadinkim, Facebook'e, Gediminas Leonas Sukčius. Tai jis buvo sukurtas pačioje pradžioje Rafestos.
kurios administravimą šiai dienai perėmė ta pati Inga Zagorskytė Rusteikienė. Ir jinai toliau administruoja ir deda pastangas, kad jinai visą laiką kenktų, viešintų ir sakytų, kad turi sustabdyti Gediminą Leoną. Sustabdyti nuo ko? Kad jisai atidavė 90% visų avansų ir kad jisai ką? Kad neatiduotų likusių 10% avansų. Na vis tiek bus atiduoti tie avansai, be kalbų bus atiduoti ir viskas bus ištaisyta, išspręsta. Nes tokiam Skirmantui Malinauskui buvo nusiųsta ir vertinimas, ir parodyta kiek turto, ir gali bet kada visi ateiti susipažinti, kad užtenka turto su visais atsiskaityti, visiems atiduoti avansus ir toliau vystyti tą projektą, pabaigti su visais įsipareigojimais. Jeigu aš būčiau sukčius, tai aš galėjau palikti tą, pabėgti, nekelti ragelio ir taip toliau. Bet aš per visą šitą nervus, pykčius ar draskimus vis tiek bandau datvarkyti, dabaigti ir kad būtų surasti nauji pirkėjai ir būtų atsiskaityta. Tai jeigu per tą laiką pirko nauji pirkėjai, kurie neįsigando, tai kodėl jie neįsigando? Jie toliau neparduoda, turi tenais, vykdo nuomos veiklą ar gyvena patys, apie 60 būtų. Tai jie kur? Papuolė blogai. Tai kadangi dabar yra ant greitųjų neparuošta laida, bet iš eigos tik atsakyti klausimus. Sekančius reportažus, padarysime taip, kad paimti iš kiekvieno interviu arba galbūt jų kažkokie tai žinutės e-mailas paklausint, ar jie susiduria su kažkokiom problemom, ar yra kažkas ne taip, ar jie nepatenkinti, o jeigu jie patenkinti, tai reiškia, jie gyvena ir kodėl tada reikėtų tokiai Rusteikieniai ar kitai kažkuriai stabdyti, kad įsigytų dar klientai, kurie patenkinti, kurie nėra tokie teigiantis, kad čia kažkas apgaudinėja. Tai pripažįstu, tame pastate, kadangi dar yra jisai tokioj būsinoj pradinėje, yra problemų. Taip, galbūt dėl kažkurių nuomininkų, galbūt dėl kažkokių tai komunalinių, bet viskas tas yra sprendžiama. Yra kviečiamas susirinkimas tų gyventojų, yra nufilmuoti visi susirinkimai, paravedama, keliami visi klausimai, siūlomi sprendimai, siūlomas balsavimas ir gyventojai balsuoja, sprendžia ir nusprendžia, kaip yra geriau padaryti. Tai toje laidoje, kai buvo parodyta mergina, kuri jos pavardė Krutulienė berods, teigia, kad yra šiukšlės ant praėjimų. Tos šiukšlės pirmiausia, tai nebuvo nustatytos kieno. Kodėl tai yra teigiama, kad iš karto Gedimino Leono ar kažką, tai jisai čia užkrovė taip toliau. Pirmiausia, nustatykim, kieno tos šiukšlės. Kitas dalykas, net ir tai būna ne mano šiukšlėm, po 1 ar 2 dienų tada nustačius, tai buvo įvykis maždaug prieš 3-4 mėnesius. Buvo nedelsiant sumokėti pinigai iš mano kišenės ir sutvarkytos tos šiukšlės išvežtos ir neliko jokių šiukšlių. Šiai dienai, kada išėjus tą laidą, mes galime patikrinti, mes galime pafilmuoti, mes galime dabar nuvykti ir parodysime. Nėra jokių šiukšlių, viskas yra tvarkoje. Jeigu reikės ir gyventojų paklausim, kada buvo sutvarkyta, ar ilgai stovėjo tos šiukšlės. Tai lygiai tas pats apie tą pačią merginą, kuri pasakoja apie šiukšlės, kad jinai nepatenkinta. Pakilkime, jinai 5. aukšte gyvena, pakilkime į 5. aukštą ir pasižiūrėkime, ar bent jinai aplink savo buto duris nors kartą įsiplovė grindys, išsivalė ar taip toliau. Jos teiginys atgal bus sakys, tai čia statybos visą laiką išsiterlioja, mes čia neturime valyti, nes šiandien, matai, nuo Gedimino tas statybų tome aukšte iš vis nevykdoma, tai jau senai pabaigti remontai ir visi gyvena. Gyvena, bet gyventojai turi patys prisižiūrėti. Arba prašyti, kad būtų pasamdyta kažkokia valytoja ar sutarta su kažkokia įmonė. Bet jiem buvo atvesti, sakykime, paprasti valytojai, kurie išvalė ir buvo pasakyta, sudėkit bent po 3 eurus tam žmogui, kad pravalė ir taip toliau. Jie pasakė, čia nepakankamai gerai išvalyta, čia yra statybos mestas. Gerai, viskas tvarkoj. Tai tada patys aplink savo butus nesivalo, bet kažkur kažkas vieną kartą paliko, tai tada kaltas Gediminas. Na gerai, išsprendėm šitas šiukšlės. Dabar kalbėkime apie tos kitataučius. Pirmiausia, pastate didžiumą, kurie nusipirkė, užsiema nuomos verslų. Tai dalis lygiai taip pat nuomoja kitataučiam ir kodėl turėčiau būti aš atsakingas,
kas kam nuomoja ir kas pasiduoda šiukšlės neteisingoje vietoje. Reaguojant į šitą dalyką, kad buvo kažkokia tai nufilmuota kažkoks tai dujų balionas. Pirmiausia, tam filmuotam epizode nesimato, kad kažkas naudotų tą balioną, tai yra tik teiginiai, kad neva tai naudojo. Buvo ateita, iš karto įspėta ir pasakyta, kad jeigu bus užfiksuota, lygiai taip pat aš, užfiksuota, kad jūs naudojate šitos visus balionus, tai nedelsiant bus nutraukta nuomos sutarties, bus atsisveikinta, nes tas pavojus, ką gali pridaryti tas balionas, gali žymiai viršyti išlaidas vietoj tų nuompinigių, kuriuos galima gauti. Tai nėra logikos leisti rizikuoti savo turtu, kad būtų kažkokie tai balionai naudojami. Todėl yra reaguojama ir buvo pasakyta, kad nepasikartotų tokie dalykai. Jeigu užfiksavo, kad yra dar kažkoks tai dalykas su kažkokiais balionais, visada tai galima parašyti raštu ir bus reaguojama nedelsiant, perspėjant, informuojant arba nutraukiant sutartis ar pakeičiant nuomininkus. Toliau norėčiau grįžti prie pačio to filmuko ir prasieiti papunkčiui, kad atsakyti visus klausimus, kaip išnagrinėti, sakykime, visą Skirmanto Malinausko filmuką. Kaip visą tai padaryti? Jau nelabai tikiu, bet norisi tokį žmogų iš tikrųjų sustabdyti už tai, kad jūs... Čia šneka pačioje pradžioje to viso filmuko, ta pati Inga Zagorskytė, kad jinai nesitikė atgauti. Bet jeigu jai yra pasiūlyta atgauti ir jinai pati nesutinka kažkaip, kad būtų sumokėta paprasta sutartimi, kad jinai daugiau nebeturės pretenzijų ir kad baigsis jos visi šitie organizavimai, kažkokių tai laidų, kažkokių tai skleidimas informacijos, kad kažkas apgaudinėja, tai kaip buvo galime parodyti žinutės, kad yra dialogas, siūloma, sėdam, kalbam, šnekamės, nes tokie kažkokie tai skleidimai informacijos neveda prie nieko. Na, pažiūrėkime toliau. Iki dabar, kasdien rašo žmonės, kurie sako, vakar, užvakar sumokėjau avansą, sako, tik dabar pasiskaičiau, sužinau, reikia sustabdyti iš tikrųjų. Tai šitie žmonės, įvarkim, jeigu mes sakom, kad skambina į tą grupę, kada skambino, tada kalbėkim faktais, kada aš nepatenkintas tas. Aš suprantu, kad galbūt pasitaiko koksai klientas, kaip vėliau yra tame pačiame filmukyje, kad vienas klientas, jisai padavė avansą ir jam nespėjo remonto padaryti. Tai tas klientas, jo remontas turėjo būti padarytas iki vasario 1. Tai pavėlavome vasario 1. Ir kaip jisai teigia, kad jam tenais nieko nepadaryta, tai mes galime pilnai nufilmuoti ir parodyti, kad yra dalis ten, sakykime, plytelių sudėta, kažkokių komunikacijų padaryta, gipso sudėta, kažkokių veiksmų. Taip, mes pripažįstam savo kaltę, kad mes nespėjome laiku, nepadarėme taip, kaip reikia. Bet tai vėlavimas iki to žmogaus pretenzijų pareiškimo buvo, sakykime, savaitę laiko. Tai jeigu statybose yra labai didelė tragedija, kad 7 dienas pavėlavom, taip sutinkam, kad mes kalti, bet tam žmogui buvo pasakyta, sutinkame grąžinti avansą. Ir žmogus atvyko į vietą ir buvo diskutuojama, kad jam bus grąžintas avansas iki kovo vidurio, kovo 15. Ir buvo pasakyta, jeigu galim, susitarėm iki kovo 30. Nedaug dievė kažkas, ar susirgsim, ar ten kažkas, sakykime, notariai negalės, ar keisis kažkokie dokumentai. Dėl šventos ramybės, kad būtų 100% garantija. Žmogus nesutiko, pasakė, arba tu mums sumokėk dvigubai pinigų, jeigu tu nori iki kovo 30. Na, pasakėm, mes negalim kiekvienam mokėti iš karto nes mes dėl saugumo paprašom papildomų 2 savaičių. Tada tarėmės kovo 15. Tada tas žmogus perskambina ir sako, duok 500. Tada aš patikėsiu, kad su tavim galima tartis. Tai sakau, žiūrėk, mes susitarėm sąlygas ir mes galim susitarti, kad bus grąžinta iki tos datos. O šiomis dienomis yra visi pinigai skirti, kad
susimokėti, kuris vykdomas sandoris, ir pajus, ir administravimo mokesčius, ir notarus, ir kitas visas skolas. Tie pinigėliai turi būti atsiskaitimui ir su rankpinigiais žmonėm, ir su remontą darančiais meistrais. Tai jam nieks neatsisakė mokėti rankpinigių, bet jisai nepatenkintas, kad mėnesio eigoje jam bus grąžinti rankpinigiai. Tai kurioje vietoje šičia yra sukčiavimas? Kur yra apgavystė? Keista iš karto tada į laidą ir sakoma iš karto sukčiavimas apgavystė. Grįžkim prie dar vienos tenais personažės, tiksliai nepamenu šios vardo ir man atrodo, jai jau turėtų būti grąžintas avansas, visi pinigai ir jos teiginiai, kad kai tik aš ją pamatau, iš karto bėgu į kažkur tai slapstytis, bėgu į mašiną. Tai dabar vėliau pasižiūrėkime iš karto, sekantis tas personažas, vyrukas, kuris nerodo savo veido, sako, man keista, kaip jisai, sakykime, čia tiek visko pridaręs, vaikšto ir visą laiką būna tam pastate ir visur vaikšto ir nieko nebijo. Tai kažkaip nesueina čia tie visi nesusipratimai. Vyrukas sako, kad aš vietoje vaikštau ir jokių nesusipratimų nėra. Šita mergina sako, kad aš bėgu į mašiną. Gerai, tai tada eikim prie jos pasakymų, kad bute buvo kažkokia tai brokerė. Bet jinai aiškiai pasako, kad paskambinus man, aš informavau, kad suklydo brokerė, ne ten atėjo. Jeigu šita moteriškė dar neįsigijus pilnai, tai mes turime teisę turėti kopijas raktų, galbūt dar neperduota, nes jinai dar neįsigijo, dar galbūt remontai pabaiginėjami. Ir jeigu buvo paduotas visas kiekis raktų ir jie netyčiom užėjo ir buvo informuoti, kad jie suklydo, ne ten užėjo, tai kur čia apgavystė? Čia kas, negali žmogiškai suklysti ir užeiti? Na, kitas dalykas, net jeigu būtas padarytas ir gražiai atrodo, tai kitas būtas yra, daleiskim, nepabaigtas, dar neįdėta kažkokie baldai, ar ten neišdažytos sienos ir parodyti tik tai kaip atrodo. Tai čia kurioje vietoje kriminalas, apgavystė, kad tu parodai. Čia kažkur buvo užfiksuota, kad būtent tą pardavinėja, pardavė ar paėmė rankpinigius. Na to nėra. Kalbama, kad jinai užėjo ir paklausė, ką jūs čia veikėt. Tai jai buvo atsakyta, rodom butą. Rodom, tai gerai, tai tų būtų yra nemažai, parodė gražus, bet tai nereiškia, kad pardavinėjom, sudarėm sutartį, ar ten kažką tai daugiau padarėm. Tai patikima tas, kad neva tai kažką apgaudinėjo ir dar kartą kartoja, kad bėgama nuo jos į šoną ir slapstomas į mašiną. Kur reikia slapstytis? Kad čia klaida padaryta tame, kad užėjo ir parodė jos butą, kurį dar jinai rezervavus. Na, keisti šitie pasakymai. Na, atsakant dar kartą į tos klausimus, kai ta Inga Zagorskytė teigia, kad jinai prarado avansą, prarado butą. Tai pirmiausia yra jos prašymas atsisako ir nenori pirkti to buto. Yra toliau pasiūlymas jai gauti rankpinigius atgal. Tai kaip jinai prarado, čia yra keista toks pasakymas. Butą jai buvo irgi siūloma, jinai pati nenorėjo, reaguodama į tai čia visas tas situacijas. Gerai, viskas tvarkoj, nenori buto, siūloma rankpinigių. Tai kodėl teigiama, kad kažkas? Toliau, teigia dabar viešai, kad buvo 2 kartus įmami rankpinigiai. Tai kur tas faktas, kur tie žmonės? Tai jeigu daro tą grupę, daro tenais tyrimus, tai kur tas žmogus, kur tie antri rankpinigiai? Jūs atveskit, parodykit. Tai tada paviešinkit tos visus tos. Ir tada nagrinėjame, tiksliname, kur čia buvo tie 2 rankpinigiai ar kažkas. Tai čia tokia istorija. Toliau, šita visa sukurta grupė, kaip teigia Skirmantas Malinauskas, kad buvo sukurta ir visi 200 kažkiek tai yra nukentėję. Tai dabar, sakykim, taip, aš atsakyti klausimus ir papult tą grupę negaliu, esu užblokuotas nuo tos grupės. Bet kai kurie gyventojai to namo yra toje grupėje ir man jie parodė visą tą situaciją. Prisijungus ir pasižiūrėjus toje grupėje, kas tenais per tie visi 200 kažkiek tai tų žmonių.
Tai iš jų mažiausiai 60, tie, kurie dabar nusipirkę butus, kurie gyvena, ir jie yra kaip nariai, kurie stebi. Tai jau 60 mažiau. Toliau, kiti yra kažkokie gyvenime nematyti, nežinomi žmonės, galimai ar giminaičiai, ar pažįstami, arba šiaip, kuriems smalsu, ar domėjosi tuo turtu ir stebi visus tuos. Tai iš visos tos grupės, jeigu yra, kurie diskutuoja ar nepatenkinti ten 30-40 dėl šito avanso, tai kodėl, kas nustatė, kad visi nukentėję šitie? Kur užfiksuota, kad jie nukentėję? O gal jie nenukentėję, gal jiem įdomu pasižiūrėti, kas vyksta? Kuom remiantis šitas yra teigiama? Kad jie nukentėjo jau visi, kur užfiksuota, kad yra nukentėję? Tai kiek tada tų būtų turėjo būti, čia tų būtų 200 neegzistuoja. Tai po 2 kartus imti avansai, daleiskim, 100 būtų, tai 2 kartus avansai imti už tą patį būtą, grąžinta atgal, neatsiema. Na, kažkaip tai nesueina vėl visi šitie skaičiai. Tai antras dalykas, jeigu šiai dienai yra įrodymai, yra oficialios sutartys, yra antstolių sistemoje įrodyta, kad uždarytos vykdomosios bylos. Ir tai buvo prieš visą šitą laidą nusiųsta Skirmantui Malinauskui, kad yra aibė uždarytų vykdomųjų bylų, kur atsiskaityta su rankpinigiais. Ir jeigu tie žmonės yra šitoje grupėje, tai kur jie čia nukentėję, apgauti? Tai jeigu jiem gražinta viskas, kompensuotos jų visos išlaidos, viskas apmokėta, tai kur čia yra kažkokia visi nukentėję? Kaip galima teikti, kad čia kažkokie visi nukentėję? Toliau, grįžtant prie šitos grupės. Šita grupė irgi kreiptasi į policiją, kad kokiu pagrindu, kaip gali naudoti atvaizdą, rašinėti tokias ir patys neduoda nieko pagrįsti, neužduoda klausimų, nėra diskusija, o patys dalinasi ir kažką. Tai jeigu norit kažką spręsti ir jeigu aš nereaguosiu, nespręsiu, nedarysiu kažką, siūsiu į kažkurią tai pusę ir nei vieno veiksmo netliksiu, tada taip galima sakyti, kad mes su juo kovojam, jis nieko nedaro. Bet jeigu į tą grupę neleidžia patekti ir nediskutuoja ir nerašo, tai kaip čia klausimai sprendžiami? Už nugaros įkuriant kažkokią grupę ir tada kuriant, kaip čia kažką kovoti, sąmokslų teorijas. Tai gal reikia parodyti, kur buvo atsiųsta ir buvo nereaguota ir buvo nesprendžiama. Toliau, grįžtant prie tą, kur buvo mergina, kur teigia, kad apie raktus jinai dar turi ir tenais, kur aš bėgioju į mašiną. Tai dabar išgirdus, jinai sako, kotedžas. Tai kad čia visai net ne kotedžas, čia visai ne apie tą objektą kalbama. Apie kokį objektą kalbama, tai iš viso. Kodėl iškarpama apie kažkokį, tai nesuprasi, kotedžą, kur kalbama. Toliau, kalba eina apie tarpę, kur atsiradė klausimas, kiek jūs patyrėt išlaidų. Tai aš iš balso girdžiu, kad čia yra įsiterpę ir sako kitas balsas, UAB Rafesta, kad neva tai jie patyrė 60 000 išlaidų. Kur jie patyrė 60 000 išlaidų? Kodėl tada jie nesikreipė į teismą, jeigu jie tokias išlaidas? Tai tada jie pateikė, kur tos išlaidos patirtos, kas atsitiko su tom išlaidom. Mes turime priešingai teismo nuosprendį, kad yra patvirtinta, kad jie mums skolingi ir pagal taikos sutartį jie mums sumoka už komunalinius ir nuomą, nusileidžiant minimalią sumą tam, kad užbaigti tą bereikalingą teismų maratoną, nes pradžioj buvo priteista iš jų 8 000, paskui jie atnaujino teismo procesą įrodinėt, finale mes nusileidom, kadangi mums kaštuoja teismai ir aš greičiau investuosiu pinigus ir susikoncentruosiu kaip esamiem, kurie nori atgauti rankpinigus, greičiau padaryti pardavimus ir atsiskaityti su jais, o ne Rafesta, kuri pati vogė elektrą, o vogimas pasireiškė tuom, kad buvo iškviestas jiem elektrikas, jų prašymų ir sujungus visus elektros įrenginius, nes jie ten darė maisto paslaugų savo verslą. Sujungus visus įrenginius, buvo senas skaitiklis, jisai netgi sustodavo. Tai pas juos tasai skaitiklis neveikia normaliai ir sustodavo, tai jie per mažai sunaudodavo elektrą.
O kur ten, kaip jie teigia, kažkas atjungia, netjungia, tai yra niekur neužfiksuota, jie kreipėsi į policiją ir niekas nenustatė, kad čia būtų kažkas bendro su manim susiję. Finale mes turime teismo nuosprendį, kur jie susimokėjo mum ir jie mum skolingi ir užbaigėm tą visą procesą su taika. Bet dabar jie teigia, kad jie 60 000, kur jie tas 60 000 tas. Ir tai į tarpą įdedama toks vaizdas, kad tai yra už butus kažkoks tai 60 000 kažkokios tai išlaidos. Jie sako frazę, kažkokius langus išdaužėm ir įdedama kažkoks tai atskiras filmukas, konfliktinė situacija, tai iš kolidoriaus. Tai tas filmukas, kur kolidoriuje buvo visai kita istorija, kuri buvo prieš kokius, sakykime, 4 mėnesius. Tai yra 1 aukšto vienas gyventojas, kuris gyvena su viena moteriškė ir jisai yra išgerintis asmuo ir išgeręs jisai agresyviai elgėsi. Jis išėjęs į koridorių, puolė ant skirtingų žmonių, ten muštis ir agresyviai elgtis. Ir jam buvo griežtai pasakyta, kad jisai nustotų ramintosi, nes jisai agresyviai elgėsi. Ir tai nėra daug liudininkų, kur užfiksuota. Jam buvo pasakyta ne vieną kartą nustoti ten išgerinėti ir siautyti tame koridoriuje. Tai yra vieno iš gyventojų moteriškės, kuri nusipirko jos sugyventinis. Tai nieko bendro su jokia rafesta, su jos kažkokiais langais ar kažkas tai su mano konfliktiniam situacijom. Bet tai yra pateikima iš gyventojų atsiųsto kažkokio filmuko, kad tai vat aš kažką tai darau, ar čia kažkas tai blogo daroma tais gyventojais. Sulipdoma į vieną visumą, kad atrodytų bendras vaizdas, kad jie kažkaip tai skriaudžiami. Tai kodėl nepakviečiama manęs tada į tą interviu atsakyti, kad tiesiogiai ar aš sutinku atsakyti klausimus ar ne, savo pateikti argumentus. Taip kaip aš dabar sėdžiu, aš nebijau atsakyti ir pateikti savo visus argumentus. Kaip yra sprendžiamas? Taip, pripažįstu, kad yra pastate problemų, taip yra viskas neįspręsta, taip, aš nesu idealus, taip, aš esu teistas, bet aš esu teistas 2009 metų padaryta klaida. Tai dabar kas? Aš nuo 2009 metų jau, sakykime, viską atlyginęs ir atlikęs viską pilnai pagal tą savo nusižengimą, dabar čia visam gyvenimui turi būti raupsuotas ir negaliu nieko daryti, tai yra pakankamai objektų, kurie išvystyti iki galo, padaryti, tada imkime mano pabaigtus projektus ir paklauskime interviu žmonės, ar jie apgauti, ar jie gyvena ir taip toliau. Tai netgi dabar, tam pačiam čiate, yra parašę žmogus toksai, Egidijus Dovydaitis, kurio tėvai nusipirko namą. Ir jisai parašė, kad galbūt Leonas per pigiai pardavinėjo tą nekilnojamą turtą, kuris tikrai pakankamai geras ir jie patenkinti iki šiol. Tik pats Leonas prisidarė savo galvos skausmų, per pigiai pardavinėdamas ir prisidarydamas tokių visokių išlaidų. Bet tai nereiškia, kad aš apgaudinėju ir aš nesprendžiu. Tai atsitiko nesunkumų. Sprendžiam, taisom ir surasti pirkėjai. Jeigu nauji pirkėjai perka ir tiki, kad tai yra tinkamas turtas, kurį galima naudingai naudoti ir galima šitų pirkančiųjų atsiskaityti su tais, kurie persigalvojo, galbūt sureagavo, galbūt kažką aš neteisingai iki galo padariau, tai bet su jais bus atsiskaityta ir kiti bus patenkinę nusipirkę ir neliks skolų. Tai aš esu sulyginamas su kur pajūryje, kažkurie subankrutavo, kur buvo priduotas pastas, kur nėra nei elektros, nei dar kažką taip toliau. Čia yra visos elektros, čia nais gyveno gyventojai, čia ruošiami sekančiai būtai ir niekas nepalikta, niekas nesubankrutavo ir yra toliau vykdomi pardavimai ir atsiskaitomi su gyventojais. Tai kodėl reikia iškarpyti atskiras frazes ir teikti, kad aš esu kažkoks tai blogas? Toliau, grįžkime prie įmonių, kur yra teigiama, kad kažkokios skolos, didžiausios kalnas tų įmonių taip toliau ištraukiant iš Okredo. Tai Okredo ta platforma pateikia daug tų įmonių dėl to, kad nors vienoje įmonėje tu pabuvęs kažkurį laikotarpį, kad ir samdomų direktorium, tu būsi kažkuom tai susijęs su ta įmonė. Bet tai nereiškia, kad tu būsi ar savininkas, ar tu ten ją valdysi tą įmonę, aš nežinau kiek laiko. Tai dabar kažkur tai prieš 15 ar 10 metų, kad aš pabuvau ten, daleiskim, porą mėnesių kažkokioj įmoniai direktorium,
Tai jau ir po manęs galbūt buvo dar 5 direktoriai ir ta įmonė vykdė veiklą ir paskui kažkas jai atsitiko tas, tai dabar man reikia visus šunis kabinti už praeitas istorijas, už visą tą, kas tai įmonė atsitiko. Taip, su mano įmonės, kai kurios, kur aš vadovauju, kur aš kai kuriuose turiu akcijų, turi šiai dienai sunkumų, bet aš jas sprendžiu, aš jas tvarkau ir sprendžiu taip, kad aš padarau vertinimą, surandu pirkėjus, refinansuoju ir pagerinu kažkaip tą turtą ir išsprendžiu tas situacijas. Tai dabar, kaip pagal Skirmantą Malinauską, visi turi iš pirmo karto iššaut padaryti gerai verslą, nesuklysti, neprisimti jokių rizikų ir viskas turi eiti kaip ir sviesta. Taip, aš galbūt paėmiau per didelį projektą, kažkurio momentu nepakankamai operatyviai sprendžiu problemas, bet aš dabar nuo ryto iki vakaro nieko kito nedarau, tik sprendžiu tas problemas, viską darau, kad tik atiduot ir viskas būtų atiduota. Taip, aš pripažįstu, dabar yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. Tai yra 6 ikiteisminiai tyrimai dėl 6 šitų avansų. Ir aš einu viską ir pateikinėju informaciją, kur buvo išleisti tie pinigai, kad jie buvo remontui, kad yra pagerintas turtas, padidėjus vertė, yra pirkėjai, yra derinamas pardavimas, yra informuota, kada bus atsiskaityta, kaip atsiskaityta ir pirmieji atsiskaitimai jau sekančią savaitę iš pusę tų ikiteisminių tyrimų bus pilnai atsiskaityta su žmonėm. Tai kurioje vietoje šičia yra kažkoks vienreikšmis sukčiavimas. Tai aš norėjau pabaigti visus tos projektus, susitvarkyti, atsiskaityti su visais žmonėm ir tada, ne kaip tendencingai rašo Kauno diena, kreiptis į žiniasklaidą, papasakoti, parodyti faktus, kad aš išsprendžiau, sutvarkiau ir atsiskaičiau su visais. Bet aš negaliu sulaukti to galo, yra skleidžiama tokia baisi informacija, kaip sukčius, kaip čia jums apgaus, ir tada man sudėtinga surasti pirkėją, ne man parduoti mano kažkokį turtą, o parduoti turtą, iš kurio bus atsiskaityta pirkėjam, būsiem pirkėjam, ar tie, kurie pergyvena tokie kaip Zagorskytė. Tai prašom, galima bet kada atvyksta, sėdam, sprendžiam ir pažiūrim, iš ko galima man nukreipti, ar užtenka turto, ar pakankama turto, ir ar jisai likvidus, ir ar visais bus atsiskaityta. Ir jeigu matysim, kad nepakanka, ar nėra pirkėjų, tada galima kelti klausimą, kaip aš tai įvertinau ir kodėl aš ieškau naujų pirkėjų, su kokiu tikslu, kad tos pirkėjus apgauti, ar kad tie pirkėjai nusipirktų ir atsiskaitytų su tais, kurie persigalvojo, bet ne taip, kad paimti dar avansų ir dar neparduoti. Tai Skirmantui Malinauskui prieš visą šitą jo filmuką buvo nusiųsta, kiek buvo įvykdyta sandorių, kokie vykdomi dabar sandoriai ir kad perka ir įmonės, ir fiziniai asmenys, tai yra vykdomi pardavimai. Tai nėra renkami kažkokie avansai su tikslu jos laikyti, kažkokią piramidę, kaip jisai teigia padaryti ir taip toliau. Tai paskaičiuokime tada skaičiavimus, nepadaryta jokia analizė, kiek yra tų avansų, kiek yra pirkėjų, kiek įvykdė tas. Tai galime skaičiuoti kokios sumos. Jeigu dabartinis sandoris vyksta už 500 000 ir yra, daleiskit toj pačioj Movedoj, 163 tūkstančiai skolų, yra įvairių, sakykime, susidariusių dėl to uždelsimo ir dėrybų, bet yra visa suma pervedama ir pilnai iki nulio atsiskaitoma. Sekantis visas derinimas bus baigiamas, kuris irgi vyksta eigoje su NT7, vėl bus su visais atsiskaitoma. Tai kurioje vietoje yra problema? Kad su žmonėm norima atsiskaityti? Na ir pabaigai, tai kadangi jau tapau viešas asmuo, tai aš jums noriu atsakyti į visus šitos klausimus taip. Pirmiausia, tai man sakė visi, net nebandyk kažką čia pasakoti, aiškinti, nes čia Skirmantas Malinauskas, jis yra dievas, jisai nenugalimasis, čia tave sutryps, palaidos gyvą ir čia tokie kažkokie tai ten šviniai net prieš jį ten pralošia ir tu čia tik tai pabloginsi savo situaciją. Tai nežinau, koks ten jisai yra šventasis ar kažkas, aš pagal jo teigimą čia esu blogio įsikūnijimas, bet aš už tai, kad būtų viešumas, gerai, aš viską atvirai
galiu atsakyti, pasakyti ir prisimti visą atsakomybę, pateikti dokumentaciją, visą analizę, bet kuriuo metu aš keliu ragelį, aš ateinu, atsakau klausimus ir visada esu pasiekiamas. Ir visada viską atsakysiu ir eisiu visiems, kam reikės ir spręsiu visus klausimus. Jeigu kažkas teigia, kad aš nesprendžiu problemos, pateikė faktus, o jeigu kažko nesusišnekėjom ar nesupratom viens kito anksčiau su kažkuriais tai pirkėjais, jokių problemų, parašykit man ar paskambinkit, aš iš karto atrašysiu sprendimą išspręsti, aš noriu išspręsti ir sutvarkyti tą situaciją. Aš nenoriu būti čia, kaip man teigia dabar visi, kad Malinauskas su šitais 3 asmenim mane sutryps, palaidos tą. Aš noriu gyventi ir išspręsti tą situaciją, kad nebūtų nepatenkintų žmonių, todėl kad aš tikiu, kad aš galiu išspręsti šią situaciją. Todėl toliau, jeigu bus kažkokie tai šmeižimai, pasakojimai ir taip toliau, aš toliau padarysiu kažkokias laidas, papasakosiu apie tą pastatą, tik galbūt gražesnė, o ne dabar, kai stresiniai būsenoj atsisėdu ir atvirai viską jums papasakoju. Tikėsiu, kad jūs suprasit mane. Ačiū.